Ne vieną kartą tu jautai kaip šaltis veržia širdin. Aha. Ir ne vieną kartą tu prieš srovę skynys kelią aukštyn. Šiandien įvairia, žinokit, kaip amerikiečių kalneliai. Ir džiaugsmo, ir jautrios akimirkos, tiesiog vėl per naują, ta pati istorija. Vėl tiesiog liūdna ir tuo pačiu labai džiaugiuosi, kiek daug gerų žmonių yra. Mes svajonį išsirinkom tokią dėl to, kad norėjau, jog mano vaikas tiesiog džiaugtųsi, kad pamirštų tą gydymo procesą. Ir tai pagalvojau, kad žaidimų namukas būtų ypatinga vieta, kur galėtų vaikas būti tiesiog vaiku ir džiaugtųsi savo vaikystę. Liga realiai nieko nepakeitė. Jis be galo mėgsta lauką, be galo mėgsta smėlio dėžę. Namo visai nenori eiti, mėgaujasi tiesiog gamta, šokinėja per balutes, tiesiog mėgaujasi gerų orų. Sesė kol kas dar nelabai supranta, kai brolis serga. Tiesiog mes jai sakom, kad, broliuko akytė serga. Ir kaip stebiu, atrodo, kol kas visas gerai su sesyte. Tai galės tiesiai žaisti? Taip, dabar be galo laukia. Sužinojom kovo pradžiai. Pradžiai mes Klaipėdoj tiesiog nuvažiavom pasitikrinti akytės. Pamatė pilką darinį ir mus ekstra išsiuntė į Kauno klinikas pasitikrinti. Tada Kauno klinikose atsigulėm, ten darė išsamius tyrimus ir patvirtino mums tą baisią ligą – retinoblastomą. Lietuvoje, tai yra Kaune, Kauno klinikose mums taikė 3 chemoterapijas. Paskui padarė planą, kad važiuotume į Šveicariją toliau gydytis, nes Lietuvoje tiesiog negydo šios ligos. Tai dabar jūs? Tai dabar mes laukiam pirmosios kelionės, birželio 5 dieną. Bet labai džiugu, nes jūs gausit gydymą teisingai. Labai džiaugiamės dėl to taip, nes dar sakė, kad ne taip ir senai Lietuva pradėjo tiesiog vaikučius susiųsti į Šveicariją gydytis. Anksčiau tokios galimybės nebuvo. Tikrai noriu visiems padėkoti, kas mus palaikė, kas mus palaiko ir šeima, ir mūsų artimieji, ir gydytojas. Taip pat ir Rimanto Kaukėno fondo, kas be ko. Taip pat ir Mamų unija. Tiesiog visi, kas prisidėjo prie mūsų ir geros širdies žmonių. Ačiū labai labdaringam futbolo turnyrui už palaikymą, už paramą, už plojimus. Ačiū labai Dariui Bivainiui ir visiems Nidoje aukojantiems žmonėms už tai, kad mes dabar turėsime savo kieme nuostabų žaidimų namelį.